Labadiena. Šiandien mama Viktorija rašo. Labadiena. Tikrai stengiuosi atidėti darbus, tvarkymus ir vakare rasti laiko pažaisti su vaikais. Tik kartais atsibosta lėlytės ir pečiopai. Man atsibosta. Atsimenu, skaičiau jūsų aprašymus, ką žaidžiate su vaikais. Ne stalo žaidimus, ne laukia, o susėdus pradedate kažkokį pasakojimą, kitas tęsia, aiškina kodėl. Vysto situaciją, mokosi reikšti mintis. Nebemoku perpasakoti. Mano mergaitės 4 ir 7, skirtingos, žaisti kartu sunku, bet mes bandome. Taigi klausimas yra apie tai, kokias istorijas galima sekti su vaikais ir kaip būtų galima žaisti įvairius pasakojimo žaidimus. Tai iš tiesų pats pasakojimas istorijų yra nepaprastai įdomus užsiėmimas su vaikais. Ir nereikia jaudintis galvojant, kaip padaryti, kad tai būtų įdomu ir prasminga. Kodėl? Visų pirma, dėl to, kad kai mes vien jau kalbame su vaiku, lavėja vaiko kalbiniai gebėjimai. Turtėja jo žodynas, jisai pats apskritai mokosi, jo dramos gebėjimai, teatriniai gebėjimai tobulėja. Dėl to, kad kai mes tik tai skaitome knygą, tai yra rimas, ritmas, artumas, šiluma, bet kai mes perpasakojame, mes kuriame, mes esame priversti vaidinti. O kadangi mes esame priversti vaidinti, tai to mokosi ir vaikas stebėdamas mus. Be to, pasakodami mes esame, kartais įtraukiame eilėraščius, kartais įtraukiame poetinę prozą, mes įtraukiame lyrinius visus nukrypimus ir vaikui taip aiškėja, koks tas pasakojimas gali būti. Kitas dalykas, kodėl yra naudingas pasakojimas, tai dėl atminties lavinimo. Nes kai mes skaitome knygą, tai vaikas mato paveikslėlius, jisai seka tekstą. Tuo tarpu, kai yra tik tai pasakojimas, yra priverstas prisiminti turinį, pagrindinius herojus, ką jie veikė ir taip toliau ir panašiai. Galų gale tiesiog veikėjų vardus, ar ne? Ir kadangi jam reikia visą tai prisiminti, lavėja jo atmintis. Ir kaip galima būtų pradėti? Aš manau, kad dauguma tėvų susiduria su problema, kad jiem pradėti yra nedrąsu, nes jų profesija nėra susijusi su teatru ir pedagogika ar psichologija. O iš tiesų pradėti galima nuo šeimos istorijų. Vaikai nepaprastai mėgsta istorijas apie tai, kai jie buvo maži. Tai tarkime, lygiai taip pat mes pradėdavom istorijas, kur aš pradedu pasakoti, kad tu buvai toks ir toks. Ir vaikas klausia, o ką aš dariau? Ir tu darai tą ir tą. O ką dar dariau? O darai tą ir tą, ar ne? Ir taip pamažu vyniojasi istorija. Jeigu jums sunku pradėti nuo savęs, galite perpasakoti pasakas, kurias jūs jau žinote. Ar ne? Jūs niekada jų nepapasakosite lygiai taip pat. Dėl to, kad, būtent jūsų neturėjimas teksto po ranka vers jūs tą tekstą adaptuoti. Kitas dalykas, į ką jūs galite pažiūrėti, tai į savo praeitį. Vaikai lygiai taip pat labai mėgsta girdėti istorijas apie tai, kaip jūs buvote mažiukai, ko tada nebuvo, kas tada buvo, kokia buvo jauna senelė, koks buvo jaunas prosenelis. Ir aš nebejoju, kad kiekvienas savo šeimoje turite, brolius, kurie pykosi ir vėliau susitaikė, senelį, kuris daug keliavo po pasaulį, ar galų gale susijęti su ta pačia Lietuvos istorija, kaip jie buvo tremti į Sibirą, kaip ten augo, kokios ten buvo sąlygos ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog atspirties tašku laikyti savo šeimos istoriją ir pradėti kurti naujas. Ir ne Lietuvoje labai populiarios yra tos vadinamosios istorijų popietės bibliotekose, kai bibliotekininkė padeda tėvams pradėti sekti pasakas. Deja, Lietuvoje man dar nelabai teko su tuo susidurti, bet kodėl nepradėjus tokios tradicijos, kodėl neužėjus į savo rajono biblioteką ir nepasiūlius bibliotekininkai 4-dienį po darbų susitikti ir paklausyti, kaip jinai seka pasaką, nes iš tiesų jinai turėtų tą galėti. Ar ne? Ir tai turėtų būti ją įdomu, nes vis dėlto tai yra jos darbo dalis. Tai kitas dalykas, kaip viso to sekti, tai yra, kad mes kiekvienas esame labai individualus ir labai skirtingas. Jeigu jūs norite pasimti lėlę ant rankos,
ir vaidinti, kad tą istoriją seka ji, o ne jūs, tai prašau, kodėlgi ne. Jeigu jūs norite persirengti fėjos drabužiais, prašom. Jeigu jūs norite judėti kartu su vaiku ir kažkur pasislėpti, palysti po stalu, irgi galima. O yra tėvų, kurie pradžioje seka pasakas, tai tarytum būtų pusiau paralyžiuoti. Tai iš tiesų viskas priklauso nuo to, kokie jūs esate, ko jūs tikitės ir ko jūs norite. Ir jeigu dar yra labai sunku, tai aš turiu netgi vieną pavyzdį. Čia yra, vadinasi, Rory's Story Cubes. Ir mintis yra tokia, kad kiekvienas šitas kubas turi daugybę paveikslėlių. Ir tie paveikslėliai iškrenta, kiekvieną kartą vis kitaip. Dėl to, kad tiesiog mes juos kaip kauliukus metame. Ir tai yra puikus būdas. Mes vaikystės sode labai juos naudojame ir yra ir aplikacija tokia. Ir juos iš tiesų galima nusipirkti ten, kur įsigijate stalo žaidimus. Tai čia vienas iš tų variantų, kas labai, aš manau, padeda tėvams, kurie sunkiai pradeda vaikams, sekti pasakas ir įvairias istorijas. O jau kai čia iškrenta, tai žinokite, yra fantastika. Nes kiekvienas vaikas randa savo būdą, savo kelią, kaip visą tą istoriją kurti ir kaip ją papasakoti. Jūs galite netgi sakyti, kad, tarkim, nuo vieno kubelio pradedate jūs, vaikas tęsia, toliau vėl vaikas ir taip toliau ir panašiai. Ir čia yra visi tie raktiniai žodžiai. Taip kad, taisyklės, kaip sekti vaikams pasakas ar istorijas, jos nėra universalios. Svarbiausia, kad jums visiems būtų smagu.